Mes labai dažnai sakom, kad lytiškumo ugdymo temos yra kaip nauja užsienio kalba. Jeigu tu nesi pratęs arba pratusi tomis temomis kalbėti, tai yra labai sunku pradėti, tada gali nurausti ir gali kažkaip tai norėti slėptis ten visur. Bet man atrodo, šitie mokymai ir įrodė, kad kai tu sugebi sukurti ryšį ir šitas temas pateikti labai paprastai, žemiškai, labai arti dalyvių, tai jie ir jos tas temas pradeda taikyti ir savo asmeniškai, bet ir tada skleisti į toliau, ne? Ir lygiai taip pat ne tik tai savo mokiniams ir savo vaikams, bet ir savo pradėjo padėti. Tai esu Lina Januškevičiūtė, šiuo metu vadovauju įvairovės ir edukacijos namams, be kita ko, tai dar ir esu mokymų lektorė. Visą laiką susiduriam su tuo, kad lytiškumo ugdymas kaip tema vis dar yra tokia apipinta mitais, baubais, nedrąsu kalbėtis apie šitą temą. Ir mes ir ankstesniuose projektuose pastebėjom, kad ir patiems mokiniams trūksta labai daug informacijos šitą temą, arba jie randa šitą informaciją nebūtinai kokybišką, dažniausiai iš interneto. Ir paskui pastebėjom, kad ne tik tai mokiniams trūksta informacijos, tačiau ir patiems mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir specialistėms, jaunimo darbuotojams ir darbuotojams. Ir nusprendėm, kad visgi šitą temą reikia nešti ir pas suaugusius žmonės, kad jie ir jos nebijotų kalbėtis, kad šitą temą pagaliau atneštume į kasdienį gyvenimą ir galėtume padėti jauniems žmonėms ne tik tai gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, bet kartu ir padėti jauniems žmonėms suprasti, kad suaugęs žmogus yra tas žmogus, pas kurį jaunas žmogus gali ateiti iškilus problemams, iškilus iššūkiams ir kad ne internete gali ieškoti informacijos, bet pas patikimą suaugusį žmogų. Ir tai yra viena iš seksualinio priekabiavimo prevencijų. Lytiškumo ugdymas ypatingai nuo ankstyvo amžiaus, jeigu jis tai yra vykdomas kokybiškai, amžiui pritaikytas ir žinoma, kokias temas reikia šnekėti su vaikais ir paaugliais, tai yra turbūt viena iš didžiausių pagalbų, ar ne? Būtent, kaip ir minėjau, seksualinio priekabiavimo, sveikų santykių kūrimo ugdymas, ar ne? Savęs priėmimo ugdymas, patyčių prevencija, tapatybės pagrindų, lyties pagrindų. Tai šita problema yra tiesiog tokia, kur atrodo tik tai temų nešimas, bet jinai apima labai platų spektrą.